Dar viena nuostabi vaistažolė, tramažolė mūsų, kuri jinai pati pas mus šliaužia į namus. Dažniausiai iki pas ką daug kiemuose jie matote tokia jinai. Gražiai violetiniai žiedukai, tokie žiedukai įdomus, kaip veidukas. Tai tramažolė labai dažnai naudojama nuo peršalimo, kosulio, slogos, bronchinės astmos, net įsisenėjusiai nusitą pagelbėjo, reguliuoja virškinimą, padeda sergant kepenų šlapimo pūslės ligomis. Nuovirų galima gerklę skalauti nuo anginos. Tramažolės sultis naudojama kepenų sutrikimams gydyti. Galima vilgdyti smulkias žaizdas. Net plaučių uždegimui padeda, jeigu pas kažką yra. Vartojant didesnius iš tramažolių paruoštų preparatų kiekių gali pradėti pilti prakaitas. Be to, nepamirškite, kad per didelis kiekis tramažolės biškį sutrikdo širdies ritmą. Tai pas kažką su širdies ritmu yra problemas, tai nepatartina jos dideliais kiekiais vartoti. O taip įdomi vaistažolė, jinai patrynus, jinai turi įdomų kvapą. Atpažinsit bet kur ir nesupainėsit su nieko tokio įdomaus kvapo. Ir jinai labai gražiai atrodanti.